Su jumis sveikinusi iš Žirmantas ir šiandien filmuosiu Minecraft išgyvenimą antrą epizodą, taigi šiandien tiesiog pasidariau tokią kaip ir būdelę čia. To video nekelsiu, nes ten buvo labai žiaurus, garsas dingo, tai atsiprašau, tai biškį garsas buvo dingęs, tai tiesiog turėjau ką nors neįgarsinsiu tikrai. Kur čia, čia va aš gyvenu, reikės pasimti savo lovą, įtemus, kuriuos čia susimetęs esu. Štai va čia va mano visa lova, visa atsirėmus į sieną. Taip, pasimsiu savo įtemus, čia biškį ir pasimsiu lovą. Ir kaip kogi išmaninusi praeitus, tiksliau, tą patį epizodą irgi niekos, sakau, kaip ir nenusisekė su ta kalba dingo tiesiog. Nu dabar pagal torčių keliuką 20 fps man rašo šone 14, nežinau kas tai reiškia, ar gerai ir blogai. Taigi reiks valgyti biškį bulviaką. Nori? Ne, gausi, nes tu durnas. Jūs šitam žaidime tik valgyt skirti, kur mano, va čia mano chata. Čia matau biškį klėjaus, galėsim pasidaryti plytų. Aš norėjau prikasti šitų, tai prikasiau, jūs nematėt, bet aš buvau nufilmavęs, nekėlęs. Taigi kur čia? Dar čia aš biškį prikasiau šito, nes man jie geriausi blokai yra. Pasimanu juos į savo, kur čia, savo inventoriaus pagrindinė eilutė, biškį nešparkūrino. Dieve, kaip sunku man parkūryti šiais laikais. Tai, nežinau, šlifuotą darysim čia, iškasim. Štai tiesiai iškasime. O čia matau biškį to blokų. Tai reik praplatyti biškį. Į šitą pusę. Viskas, dabar čia darysiu, nežinau. Čia bus nusileidimas į kur nors, ar mano antras chatos bruožas, tai nežinau, kur mano pikeksas dingo, ko gero aš įsidėjau į čia. Ai taip, jisai lūžo neseniai, kaip aš maninaus. Įdėsime kepti, ne, lygtais aš airino tai turiu, bet ne per daug airino. Dedame į čia. Ir nukasame šitus dalykus, kaip tik iškeps mūsų airinas štai ir iškepi, pasidarome pikeksą. Šitų blokų man nereikia, nesuprantu, ką jie daro mano inventoriuje. Čia pasidarom stikų ir pasidarom pikeksą. Atsiprašau už pašalinius garsus, už mano klaviatūros barškėjimą ir panašiai. Tai reikės pirkt naują klaviatūrą. Tai įsikasuos čia savo takutį. O čia biškį. Šitą reik nukapot. Tai reikia čia viską aš gražiai, aš gyvensiu, ko gero, kai bus koks 40 epizodas, gyvensiu kaip ponas, ko gero, čia jau nežinau, čia kur tas, kur kepiau aš tauną, kur keptas taunas nerandu. Geriau taip jau ir neišėjau iškepti. Paimsime ir pradėsime kepti tą stauną. O dieve, kiek dar čia tų aironų aš turėsiu. Šiam 4. Ir vėl lovą pamiršau pasimti. Saulėj dar viršui. Mačiau išėjęs biškį ten saulės spindulių. Mačiau kepktų niekšė. Paskutinis.
išgražinsime šitus šonus, prikasime labiau į tą pusę. Taip dar į priekį. Į priekį. Iki pačio galo. Man atrodo, jis esa plonas labai. Tai dar biškį. Dieve, kaip čia atrodė plonas, bet jisai storas. Pala, kur čia mano, ai čia va. Einame į čia. Štai jie beveik iškepė, bent jau 5 iš jų. 1, 2, 3, 4, 5. Gerai, čia biškį šitaip staunu. Šitaip. Čia kasime. Čia bus 3, tai dar čia iškasime eilutę. Biškį imstu. Čia šitaip. Dar čia pridedame staunų šitokių suskaldyto akmens. Štai pridedame. Tikiuosi bus gražu. Štai čia. Ir 1, ir 2, ir 3. Šį epizodą baigsiu, kaip jau pradėsiu filmuoti namas, kokie bus pastatytas. Ačiū, kad žiūrėjote.